Komandai matome ir Žygimantą Janavičių, irgi ne vieną sezoną praleidęs Kauno Žalgirio komandai, dabar pražanga puolime Janavičiui. Po krepšiu Janavičius. Ir čia jau tokia kietesnė pražanga, sakykime. Geriausių Žalgirio komandos krepšininkų šiose rungtynėse. Artūras Gudaitis ir čia tik nebus vidurio linijos taisyklė pažeista. Ne, pavyksta Lekavičiui išsaugoti kamuolį. Andersonas šį kartą Neptūnui 69-81. Žalgiriui, jeigu dabar neapsigina, aš jau sakyčiau praktiškai viso gero šiandien. Čižauskas. Pražą laimės, galėsime paploti bent jau už rungtynių pabaigą, o čia Andersonas ir baigėsi rungtynės. Baigėsi rungtynės. Pražanga buvo užfiksuota. Pasižiūrime maksimumą, dar 6 taškai ir dabar pražanga. Nesportinė pražanga ir dabar jau tikrai Lekavičius. Reaktyvinis jaunuolis. Milaknis. Žalgiris ramiai laiko kamuolį. Iš tikrųjų, Žalgiris laimi rungtynes, kuriuose laimėti buvo super sunku. Kalbu apie pačią pabaigą. Taip išlysti, taip išsigelbėti, taip gali. Tik tai Kauno Žalgiris. Tik tai ši komanda turi tokį charakterį, tokį mentalitetą. Ir su tuo